Sveiki gerbėmėjai, kaip apsaugoti mūsų vaismedžius nuo amarų ir kitų kenkėjų. Be purškimų, be chemijos, visiškai natūraliai. Dabar pasiūlysiu jums vieną iš būdų. Visiškai natūralus, visiškai ekologiškas būdas ir labai paprastas. Kas tai yra? Tai yra specialūs klijai, vokiečių įmonės Schacht gamybos. Ir tie klijai, tais klijais mes tiesiog užtepam kamieną vaismedžio ir taip mes užkertam kelią visų pirma skruzdėlėms patekti į vaismedį. Tačiau kai kurie sodininkai pasakys, ir tai bus tiesa, kad pačios skruzdėlės jos nevalgo dažniausiai vaisių ir nelabai ten kenkia, o daugiausiai kenkia būtent amarai. Pavyzdžiui, amarai labai mėgsta trešnės. Kuo saldesnė, tuo skanesnė trešnė, tuo daugiau puola jas amarai. Tačiau reikalas yra tas, kad skruzdėlės labai padeda amarams išgyventi. Jos apsaugo amarus nuo kuo? Ogi nuo jų natūralių priešų. Yra vabzdžiai, kurie tais amarais tiesiog maitinasi. Ir tai yra boružės. Patys vabalai labai sėkmingai valgo, o ypač jų lervos labai daug suvalgo tų amarų. Yra tokie vabalai kaip auksaakės, irgi sėkmingai labai maitinasi. Ir dar yra naudingų vabzdžių, kurie tiesiog tais amarais maitinasi ir suvalgo jas. Taigi mūsų užduotis yra paprasta. Užkirsti kelią skruzdėlėms užlipti į medį. Ir taip mes suteikiam galimybę naudingiems vabzdžiams tiesiog susidoroti su amarais. Aišku, kad tas būdas nėra 100% palyginus su chemija, kur mes užpilam chemiją ir tenai žūsta visi. Ir amarai, ir skruzdėlės, ir boružės, ir auksakės, ir viskas. Ir po to dar ir mes tada tas uogas valgom, duodam savo vaikams ir apsinuodėjam po truputį ir patys. Taigi visiškai natūralus dalykas. Tie klijai yra visiškai natūralūs, iš natūralių dervų pagaminti. Tie klijai suyra per tam tikrą laiką ir jie visiškai nekenksmingi nei medžiui, nei dirvai, nei jokiems vabzdžiams, nei sliekams, nei paukščiams, niekams. Tiesiog suyra ir viskas. Todėl mes vieną kartą užtepam klijus aplink kamieną pavasarį, galima dar ir prieš žydėjimą, geriau vėliau negu nepadaryti visiškai, ir po žydėjimo galima tą padaryti, kol amarų dar nėra pilna ant medžio. Antrą kartą užtepam klijus rudenį, pavyzdžiui, spalio mėnesių pabaigoje prieš šalčius. Tas irgi labai padeda. Pageidautina, kad tie klijai būtų visada, nes jie apsaugos ne tik nuo skruzdėlių, tačiau ir kiti rūpojantis, pavyzdžiui, kenkėjai, irgi jau negalės užlipti kamieno į medį, pasiekti tą medį. Taigi būdas yra labai paprastas. Paprasta naudoti ir visiškai 100% ekologiškas. Ir dabar prie darbo. Atidarome klijus ir ne visus iš karto išmaišome, o tik viršutinį sluoksnį. Štai tiek, kad būtų lengviau klijai tepami. Taip. Turime. Ir užtepam kamieną aplinkui apie 8-10 cm pločio. Štai tokią juostą sudarome. Kvapas visiškai natūralus. Taip. Dabar iš kitos pusės. Atidžiai stebime, žiūrime, kad neliktų jokių čia takelių skruzdėlėms pralysti. Viskas. Pasakysiu jums dabar dar, kodėl aš mėgstu vis dėlto klijus. Palyginus su juostelėmis. Kartais būna parduodamos juostelės, kurios mes uždedam ir užrišam. Tačiau
po juostelėmis kartais ant žievės būna tam tikri plyšiai, skylutės kažkokios ir tada po tuo popierium iš apačios lieka praėjimai ir tenai pralysta sėkmingai skruzdės. Jiem nereikia iš viršaus, jie pro apačią pralysta ir pirmin ir tada tas dalykas yra visiškai neveiksmingas. O čia mes 100% galime užtepti visas skylutes, visus plyšius ir taip toliau. Štai toks jaunas medelis, štai tiek, pažiūrėkit, man prireikė klijų. Taigi su tuo indu 0,5 kilogramų, žiūrėkit, kiek mes daug galime apsaugoti mūsų vaismedžių. Tai toks paprastas, visiškai ekologiškas, natūralus būdas apsaugoti vaismedį nuo tam tikrų kenkėjų. Ir mes nieko neužmušam, nieko nenuodijam, nei savęs, nei gamtos visiškai. Tiesiog atskiriam medį nuo kenkėjų. Taigi naudokitės, užsisakykite, sodininkaukite ekologiškai ir natūraliai. Sėkmės. Dar vienas pastebėjimas, kai kurie sodininkai pasakys, ir tai bus visiška tiesa, su tuo sutinku, kad vis dėlto medis užsikrečia amarais, ne skruzdėlės užkrečia medį amarais. Ir ne skruzdės užneša, sakoma, kad skruzdės užneša amarus į medį ir taip medis užsikrečia. Jeigu mes pašalinsim skruzdėlės, išnuodysim visas skruzdėlės aplinkui, tai tada ir medis visiškai nesirgs ir neužsikrės. Ne, amarai vis dėlto skrenda. Amarų motinėlės, jos turi sparnus, jie atskrenda ir pradeda labai greitai daugintis. Ir tada jau ateina iš apačios jau skruzdės ir pradeda čia bendrauti ir sėkmingai sąveikauti. Todėl mes nukertam kelią skruzdėlėms, amarai atskrenda, pradeda daugintis, tačiau atskrenda ir naudingi vabzdžiai, kurie tais amarais sėkmingai maitinasi.